šis kanalas mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustymus į skalbinius ir dar neduok dievės matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reiklus komentaras, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgrįžti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individualiai gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Rizikuoju eilinį kartą užsitrauk debesį. Nuo daugo. Tarybiniais laikais, specpodgotovkės mokyklose, ten, kur su idėjomis ir ideologija dirbdavo, specialūs mokytojai, tiksliau sakant, instruktoriai, dėstytojai, prepadavateliai, mokydavo apie tam tikrus dalykus, pasaulio suvokimo dalykus. Tuos, kurie buvo ruošiami būsimiems kažkokiems vadovaujamiems ideologiniams postams. Pasibaigus kabutėse tarybiniams laikams, dabar išlindo jau informacija net į internetą ir atvirai yra dėstoma, tik tai pavadinimai dabar pakeisti, vietoj, tarkim, ten KGB, dabar FSB yra Rusijai tokia tarnyba, tai va tiems FSB-šnikams dėsto pačią koncepciją pasaulio suvokimo, pasinaudodami tokiu modeliu, ten paišė ant lentos, ten paišė ir sako, vat yra sako, kaip dvi priešingybės in yang, kad jums paprasčiau būtų suprantama, blogis, gėris, ten tiesa, melas, tai vat pasiėmė tiesą, melą ir sako, vat yra tiesa, vat, ir yra melas. Jie turėjo menį tą, istina ir loš, tiesa ir melas. Ir tie, kas supranta, suvokia tiesą ir melą, yra per vidurį, mano ta kramė, per vidurį tas, tarp tiesos ir melo. Sakykime, aš suvokiu čia tą tiesą, bet galiu valdyti ir melą ir kaip čia, manipuliuoti jo. Tai o tas, kas per vidurį, kuris viską suvokia, kad galėtų manipuliuoti žemiau esančiomis masėmis, tų lengvatikį, tai jis tą tiesą paslėpia ir išstato už tą tiesą melą, jums į priekio. Ras. Ir kad jūs nesuprastumėt ir vapšė susipainiotumėt už tą tiesą, besiginčydami kažkokiuose, kaip čia prativariečiai, priešuose ten ginčiuose, tai paima tą tiesą ir suskaldo į daug smulkesnių melų, tai kaip delną melą pysti. 5 pirštus, taip suskaldo. Nesvarbu kokių ten socialinių, religinių aspektų, mokslinių aspektų, politinių, teisėsaugos ir visa kita. Sakykime ten, kad jūs ginčytumėtės. Sako, tiesa yra, ten Dievas yra. Iš to kumščio, kas jau ir taip yra melas, tai Dievas yra, pateikdami tą Dievą kaip melą įsą. Čia pas krikščionis toks, pas musulmonus toks, pas žydus toks, ten judėjus, pas hinduistus toks, pas budistus toks, pas krišnaitus dar ten, daugiau, taip iš įsivaizduokit, čia daugiau. Čiekite ir ginčykitės dabar jūs tarpusavį, stumdykitės ir ten skelbkite viens kitam džikadą, pjaukit žarnas, taškykit galvas, kapokit, čia jums, pakovokit už tiesą. Ką, buduliai varo, čia šventoji inkvizicija, čia džihadas koks nors. Ten tiesos nešimas, nesvarbu, nesmė, kad sakau, tarp tiesos, tą, kurią paslėpė ir žmogaus, vyro, moters, neturėtų būti jokių tarpininkų, tos galvos, kuri pakiša tą melą ir paskui išdalina, taip kaip smulkesnė melą už tiesą. Tai čia turėtų būti tam lygiai, kuris tiesiogiai tiesą mato ir suvokia, bet visi tie žemesni, jūs suvokit, kad tarp tos tiesos, absoliuto, ar kūrėjo, kaip jūs norite padinkit, neturi būti jokių tarpinių. Bet kai jums kiša tą melą, kaip sakau, iš esmės, iš principo melą ir jis suskaldo ten, tarkim, tose temose, kaip sakau, įsitrauksiu debesį, galbūt nuo draugų kokių, skaldo ten į kažkokią jūrinę teisę, ten admiraliteto kontinentinę teisę, po to tos dar suskaldo ten kažkokie vieno dangaus ten paktum kaelum, kanonai kažkokie ten, konai, biblinės ten, kognityvinės, dar kažkokias pareigybinės teisės, aš net pavadinimų, nežinau, vėl suskaldo, common law visokius įkiša, ten dokumentai, huijantai, neturi tos pažymos, tai tu toks, jei neturi tos, pasidarysi tą,
Ta nafik, suprantat, čia ir yra visos tos tarpinės, tos praslaikės iki tos tiesos, kuri yra paslėpta. Reikia jums to, nu aš tiesiai šviesiai sakau, man nereikia. Tik tam mele visada yra kažkoks tiesos grūdas toks. Tai, vat, aš irgi galbūt neprieinu prie to paties, vat, kaip sakant, bet aš jau bent jau tam mele pateikiamam įsitraukiu grūdus, kurie priartina prie to. Nu, sakykime, kiek tie, jau esu minėjęs, kiek kanonai neprieštarauja logikai, nes pirminė yra logika, o ne kanonai. Net virkščiai ne logika iš kanonų, bet kanonai remdamėsi logiką susikūrė ir jie dabar teberašomi, kaitaliojami, numeriai ten keičiami. Blin ten suvaržymų tiek ir tiek. Tai va tiek, kiek neprieštarauja tie kanonai, ta logika, tai aš ir vadovausiu tą logiką ir jeigu jinai sutampa su tais kanonais, tai tiesiai šviesiai pasakius, aš pasivadovavau logiką. Ta pačia logika, kurią pasinaudoju kanonai, kažką iš tos logikos nusakopijavo ir paėmės. Ar tai nereiškia, kad aš naudojusiu tais kanonais. Tai lygiai taip pat ir jurisdikcijos kažkokias. O tu būtinai turi ten priklausyti kažkokiai ten jurisdikcijai. Yra toks doktor O, ar kaip ten vadinasi, irgi jis ten dėsto, nu neblogų dalykų tokių dėsto. Ir su logika neprasilenkiančių, bet yra ir su logika prasilenkiančių, paskui prieštaraujančių vieną kitam tie dalykai vėl. Ir jis pareiškia, viskas čia ant tos vieto, absoliučiai viskas, vos ne taip, nu, visatui yra trastai. Vat yra trastai ir viskas. Dieviškieji trastai dar kokie, da chrem paėmiau aš. Kur tai užrašyta, kas tai pasakė ir netgi toj ten Biblijai, kuri yra išskaityta, Biblija, ten Koranas, Tora, sakau, netgi toj Biblijai, kuri prieinamiausia galbūt yra čia mūsų kolonų bananijai. Neparašyta ten apie jokius trastus, kad ten Dievas tas, kuris sukūrė tą žmogų, vyrą, moterį, sukūrė juos, obrazų padobį, kaip sakė, kad jis įteikė jiems į rankas kažkokį trastą. Jis pasakė, čia viskas jums. Maitinkitės, gyvenkit, dauginkitės ir naudokit viską neatlyginti. Visio. Tai, vot ir visas trastas. Naudojasi ir viską. Apie kokius kitus čia trastus kažkokius. Netgi tarp gyvūnų yra ten trastai. Blemba, tu net pagauk elementarų šernai ir paklausk, kokiam tu trastui priklausai. Aš nežinau, ką jis ten sukriuksės. Ir sugebėsi tą kriuksėjimą įsiverst, kad suprastum, kokiam trastui jis priklauso. Ar jis turi kokį trastą tarp šerno ir vilko, sakykim. Ar zuikis turi trastą tarp vilko ir jo? Ar lapė turi trastą su vištomis? Nu, chrien žino, palieku tokį retorinį klausimą. Tad visos tos tarpinės siūlomas jums, nu suvokit pagaliau, tas nedaugelis galbūt į ką aš čia kreipiuos, gal nedidelę praslogę, tik suvoksit, kad visa, ką jums siūlo, netgi aš tą, ką siūlau, nebūtinai čia yra surišta su ta tiesa pirminė, kuri paslėpta su ta įstina. O tai yra tik tai gabalėliai kažkokie jums siūlomo melo suskaldyta į dar smulkesnį melą. Nu, ką aš jums siūlau? Nu, aš jums tik nesistengiau taip meluoti kažką. Aš jums pasakoju savo nuojautą ir savo praktinius, kaip čia pasakyti, nuotykius, kokius patyrimus, viską. Melas tai ar ne melas. Nu, aš jums rodau taip, kaip yra. Jūs patys vertinkit čia. Melas koks nors ar ne melas, kaip parodau faktą, bet nueinu kažkur, su manim nutinka tas, įrašiau ir jums pateikiu, čia melas ar ne melas, čia yra faktinė medžiaga. Bet pliusuot, sakykime, mane, kaip prie kažkokio ten vedlio, piemens, vado kažkokio naujojo akelos, paskui kurį eis ten, nesvarbu, staja ar stada, kaip čia pasakyti, gauja ar banda. Nelabai čia teisingai pasakyta. Nesu aš joks vedlys ir jums nesiūlau ten skaldyti viso. Aš jums siūlau pasiieškoti visais įmanomais būdais, o tos tiesos. Ir kaip modelį pasakysiu, sakant, žiūrint tą zombadėžę televizorių, kai jums pasakoja kažkokius daiktus, kaip galima žiūrint tą zombadėžę susidaryti tokia tikresnė padėtį apie tai, kas vyksta, ką jie ten toj dėžiai pasakoja. Tad lygiai taip pat apvertų 180 laipsnių kampu atvirkščiai. Vat ką išgirdai dėžiai, tai priešingai. Suvok priešingai ir tu suprasi, kad daugmaž aš panašiau tai pavyksta, o ne taip kaip toj dėžiai. Tai lygiai taip pat apie įvykius, apie tą aplinką suvokimą galiu pasakyti iš savo patirties, iš savo subjektyvios patirties, kad žinot, mes turbūt niekada per reinkarnaciją iki pat savo
to fizinio kūno mirties, nesužinosim, kaip yra iš tikrųjų, kas yra ta tiesa, bet stengtis reikia. Bet vieną dalyką, bent jau aš suvokiau, nežinau kaip jūs, pasistengkit suvokti, kad kaip ten Mažajam prince rašo, iš tikrųjų viskas yra ne taip, kaip tikroviai. Ne? Rusiškai ten buvo, на самом деле не так, как в действительности. Ne? Tai vat, taip reikėtų ir suvokti, kad tą, ką jūs matot, jaučiat, ką čia girdit, tai savo primityviais 5 jausmais ar 6 ten nujautą turi. Tai taip nėra. Ir mes niekada nesužinosim, kaip yra iš tikrųjų. Bet taip, kaip matom, kaip mums prūdė, suvokit, kad nėra taip, kaip jūs matot, kaip va čia va jums modeliuoja, kaip jūs išgirdot, kaip jūs supratot, kaip palaižė. Taip tikrai nėra. Žinokit, yra kitaip. Kaip? Neaišku. Bet taip, kaip čia vat jums atrodo, ir tikrai nėra. Tai vat, gal šiandien ne per daug užlankščiau, kažkas suvoks, kas nesuvoks, tą matyti ir nelemta. Kaip sakant, jūs tada ieškokit savo vedlių ir reikit paskui juos. Gal kažką užmiršau dar? Pamyslysiu, jeigu ką, pridursiu. Prisiminiau. Vat po paskutinio mano ragimo dėl gyvo susitikimo, pasiūlymo to, atsiliepė jau 15, jau nebe 7, bet jau 15 žmonių, vyrų, moterų parašė. Tiesai, kai kurie parašėt ne ten, kaip buvo prašyta, kaip aš buvau nurodęs savo elektroninį paštą, kad rašykit man į elektroninį paštą. Ne į Messengerį man, ne į Skype'ą kažkokį, ne kur ten Telegrame, ne SMS žinutę ar nepaskambinus, bet į elektroninį paštą. Jūs neklauskit, kodėl aš taip, kodėl man netinka visi kiti variantai, o tik į elektroninį paštą. Čia mano reikalas, kodėl. Kai reikės, aš gyvai susitikus ir paaiškinsiu, kodėl taip, o ne kitaip. Trumpai pasakysiu, jūs tik ėdat mano laiką, ten gaišinat mano laiką per kitur manęs ieškodami, o ne taip, kaip aš nurodžiau. Aš nurodžiau ne šiaip savo ir ne todėl, kad man čia bizas, o todėl, kad taip reikia. Taip yra taupomas visų laikas. Tai va, rašykit man į elektroninį paštą, ne kitur apie savo norą dalyvauti gyvam susitikimui. Kol kas tik 15, bet 15 yra dar mažoka, kad, kaip sakant, organizuoti tokį gerą gyvą susitikimą. Dėl 15 žmonių, galima pasistengti tam tikrom aplinkybėm, bet čia ne tas atvejis, kai dėl 15 reikia, sakau, salę numatyta 50 vietų ir sėdėti ant kelių kėdžių čia ar stovėti, ne fasonas yra, taip kad nesnauskit dar sėki, atsiliepkit, būtent taip, kaip sakau, į elektroninį paštą man rašydami, o ne kitur. Tai tiek.